Planą turim, vertybės turim, viziją turim, lieka labai nedidelė dalelė įgyvendinti. Ta nedidelė dalelė turi dvi naujienas, dvi žinias. Viena tai, kad visgi tai pati sudėtingiausia dalis, nes minčių, idėjų labai daug kas turi. Klausimas, kiek ir kas jų realizuoja. Ir antra gera naujiena, kad vis tiek visą laiką gali būti unikalus. Visą laiką gali padaryti kitaip. Jeigu kas nors padarys taip pat, tu esi mano draugas, sveikinuosi. Ateinu į darbą. Kad visą laiką gali padaryti kitaip. Gali padaryti geriau. Hi, good morning. Gali padaryti išskirtinai. Hi, good morning. Hi. Ir kad padaryt geriau, daug kas, sakykime, su kiniečiais daro klaidą. Galvoja, kad jie viską paėmė ir nukopijavo. Nieko panašaus. Kiniečiai paėmė ir nukopijuodami padarė bent vieną dalyką geriau. Good morning. Hi, good morning. Mūsų verslo klubas. Neatsitiktinai aš čia papasakosiu, kaip aš tą planą realizavau. Žodžiu, kai tapau nereikalingas savo įmonėj, buvo keli variantai. Ieškot per pažįstamus, ieškot per skelbimus. Variantas irgi yra ieškot per konkurentus. Ir ketvirtas, kurti savo. Bet tada jau pasidaro darbas, tada jau pasidaro verslas, o nebe darbas. Ir kadangi norėjau dirbti užsienį, tai aišku buvo, kad reikia ieškoti draugų. Reikia ieškoti draugų pažįstamų. Ir kaip aš juos susiradau, papasakosiu. Susiradau. Pirmą kartą tai net nesusiradau, o išlaikiau tą draugystę. Good morning. Išlaikiau tą draugystę su kolega, kuriuo mes dirbom vienoje dideliai tarptautiniai įmonėje. Nebuvom mes tokie labai dideli draugai. Morning. Bet tokie šašlakiniai vadinami, kai susitinki, grilini kartu, ne, tokie nebuvom. Bet nuolat bendravom. Ir kai visgi 2008 mano verslas subirėjo ir sužlugo, aš pagalvojau, tada supratau, kad sudėtingas buvo momentas, iš tikrųjų didelis spaudimas, praradau krūvą pinigų, net nežinau, iš kur aš tiek sugebėjau surinkti. Prisiskolinau, aišku, iš bankų, iš leasingo įmonių. Ir viskas subirėjo, ir tai yra labai sunkus momentas. Ir problema yra mūsų vyriškas ego. Jis ir varo mus pirmin, bet labai blogai, kai nutinka kažkokia tai nesėkmė,
tada labai sunku pripažinti, kad jinai įvyko. Ir ne visi atlaiko. Depresijos, dar blogiau. Ir sugalvojau, kad laikas man viskas kažkaip krapštytis iš tos bėdos, iš tos problemos. Ir susiradau aš darbą pas Olandus. Atsitiktinai iš skelbimo prekiauti santechnikos priemonėm. Nu ir nueinu aš, rekomendacijų paprašė, niekas nieko nepažįsta. Nueinu aš, pasiskambinau tam savo buvusiam kolegai. Mes dirbom dideliai kurjeriniai tarptautiniai įmoniai. Jisai Vilniaus filialui vadovavo, aš Kauno filialui vadovavau. Užeinu, susitikom, pakalbėjom. Klausimas, kodėl aš ten užėjau, kodėl būtent tuo metu mes susitikom, iki šiol man neaiškus. Ir jisai man sako, mes nusipirkom įmonę, kadangi jisai dirbo tokių įmonė, kuri perka ir parduoda įmonės. Ir sako, gal tu ne pas Olandus, gal tu pas mus nori. Ir turbūt be ne pirmą kartą gyvenime pagalvojau, kad užtenka man įrodinėti kažką tai savo ir kitiem, užtenka man kovoti su vėjo malūnais, pasirinksiu visgi šį kartą darbą, kuris solidus, rimtas darbas. Ir taip ir pasikvietė jis mane, o kaip sakau, kodėl taip sutapo, žinot, kaip būna, nueini, pasako, gaila, kad kaip čia taip išėjo, kad ką tik tai reikėjo ir ką tik tai nusisamdė. Ir ten dirbdamas išdirbau beveik 10 metų ir pradėjau ieškoti, kur aš galėčiau tą įmonėje suteikti daugiau pridėtinės vertės. Pradėjau domėtis, ieškoti ir atradau, kad yra tarptautinė asociacija. Susirašiau, pasidomėjau, įstojau į asociaciją tarptautinę ir dabar pirmas dalykas, ką daryčiau, jeigu vėl tektų keisti sritį, irgi ieškočiau kažkokios tai tarptautinės asociacijos, nes geriau pasidalinti patirtim ir sužinoti iš kitų, kurie praėjo, negu pačiam bandyti atrasti dviratį. Ten susipažinau su atsitiktinai irgi pirmam seminare Belgijoje, pirmoje konferencijoje, susipažinau su Amerikos įmonės prezidentu ir po 2 metų jisai mane susirado ir aš padėjau taip savo akcininkams parduoti įmonę. Ir vienoje iš tokių konferencijų susipažinau ir su Salmanu. Ir pasikalbėjom ir po kelių metų man jau prireikė. Jisai man padėjo. Be konferencijų, kur dar iš tikrųjų susiradau daug draugų, nors konferencijose daugiausia. Dar labai geras ir vertingas dalykas yra kažkokios tai verslo ar labdaros ar savanorių asociacijos. Aš prieš porą metų tapau Rotary nariu ir iki tol visą laiką galvojau, kad Rotary yra skirtas tik turtingiems žmonėms, ne tokiems kaip aš, kukliems tarnautojams, vadybininkams ar vadovams. Nedidelių įmonių pasirodo, kad ne. Ypač užsienį, Amerikoje. Tai organizacija, kuri vienyje žmonės, kurie nori kažką tai padaryti savo visuomeniai, savo šaliai. Ir šūkis mūsų yra, kad service above all. Pirmiausia, tarnauk ir padėk kitiem. O mūsų Vilnius International Rotary Club dar labai įdomus tom, kad pas mus yra ir mokytojų, ir ambasadorių, ir kas versle, ir kas dirba, ar kas šiaip tiesiog kažkokie tai
visuomenės socialiniai veikėjai. Taip, kad dar vieną dalyką pastebėjau, kad savanoriai, ir dabar aš ir Bahreinė ieškau savanorių organizacijos, pasirinkau aplinkos apsaugos, yra gyvūnėlių, yra vaikų. Aš pasirinkau ir susiradau aplinkos apsaugos ir planuoju irgi padėti pavalyti ar paplūdimius, nes plastikas tai čia artimuosiuose rytuose tai baisus dalykas. Ant kiekvieno kampo, net į parduotuvę, nueini maišeliai nemokami, kiekvieną daiktą puola atskirai pakuoti. Ačiū, nereikia, sakau, ir prisijungsiu prie šios organizacijos pats. Clean Bahrain vadinasi. Tai taip aš susiradau tokiais būdais, o dabar trečias, labai man kuris patinka, Facebookas. Per Facebooką susiradau labai draugų, daug, kelis šimtus, su visais aktyviai bendraujam ir labai esu dėkingas už tai visiems jums, kas pasižiūrit mano reportažus, kaip aš gyvenu artimuosiuose rytuose, kokia mano istorija. O kaip būtent aš susipažinau, kaip aš su jais priėjau, kaip aš pakalbėjau, papasakosiu kitose laidose. Iki.